Norime priminti, kad skubėti niekur nereikia, viską atlikite dėmesingai, prireikus bet kada galite paspausti pauzę ir atlikus veiksmą pratęsti šį video. Šiame video susikursime Perfect Money paskyrą ir ją verifikuosime. Kad tai padaryti, spauskite mygtuką, kuris yra po šio video. Paspaudus Perfect Money mygtuką, atsidarys šis puslapis. Atsidarius šiam puslapiu, paspauskime mygtuką Sign Up. Atsidarius šiam puslapiu, užpildysime visus laukelius. Šiame laukelėje reikėtų susigalvoti prisijungimo vardą. Tai gali būti bet koks vardas. Sekančiame laukelėje turime rašyti savo pirmą vardą ir pavardę. Tai yra vardą ir pavardę. Ir jeigu turite, be abejonės vidurinį vardą. Šiuo atveju tai bus vardas ir pavardė. Taip pat norėčiau paminėti, kad viską reikėtų užpildyti naudojant tik tais angliškos abėcėlės raides, nenaudojant lietuviškos abėcėlės raidžių, tokių kaip E, Č, Š ir taip toliau. Sekančiame laukelėje įrašysime miestą, kuriame gyvename. Sekančiame laukelėje įrašome adresą, kuriuo gyvename. Toliau iš meniu pasirenkame, kokioje šalyje gyvenate. Mūsų atveju tai bus Lietuva, Lithuania. Sekančiame laukelėje įrašome pašto kodą. Sekančiame laukelėje įrašome savo elektroninio pašto adresą. Šiame laukelėje įrašome savo telefono numerį. Čia pasirenkame, ar jums reikalinga verslo paskyra ar personalinė. Mes paliksime personalinę. Toliau čia susigalvokite slaptažodį. Sekančiame laukelėje patvirtinkite susigalvotą slaptažodį. Pavažiuojame šiek tiek žemiau. Šiame laukelėje suvesime slaptą kodą, kurį čia matome. Jeigu neina įskaityti, kas čia yra parašyta, kokie skaičiai, galime paspausti va šitą mygtuką ir bus sugeneruotas kitas skaičius. Šiuo metu eina įskaityti, kokie tai yra skaičiai, jį ir įvesime šiame laukelėje. Toliau čia uždedame varnelę ir spaudžiame mygtuką Register. Atsidarius šiam puslapį matome, kad mūsų registracija buvo įvykdyta sėkmingai ir mums yra išsiųstas elektroninis laiškas su paskyros ID numeriu, kurį mes naudosime prisijungimui prie savo Perfect Money paskyros. Pasitikinkime savo elektroninį paštą ir kaip matome, gavome netgi 2 laiškus iš Perfect Money. Atidarysime pirmą iš jų ir kaip matome, čia yra dar sykį pasveikinimas, kad registracija buvo vykdyta sėkmingai ir mums atsiuntė mūsų ID numerį. ID numeris bus naudojamas prisijungimui prie savo Perfect Money paskyros. Toliau grįžtame atgal į Perfect Money puslapį ir prisijungsime prie savo paskyros, kurią ką tik susikūrėme ir ją verifikuosime. Kad tai padaryti, spaudžiame mygtuką Login. Atsidarius šiam puslapį, prisijungsime prie savo ką tik susikurtos Perfect Money paskyros. Šiame laukelėje reikia suvesti savo prisijungimo ID, kurį gavote elektroniniam pašte, kaip matėme prieš tai. Taigi, dabar nueisime vėl į savo elektroninį paštą. Ir kaip matome, mūsų ID yra šitas Your Personal Member ID. Užsirašykite jį ir susisaugokite. Jums jo reikės kiekvieną kartą prisijungiant prie Perfect Money piniginės. Tai mes jį nusikopijuosime, grįšime atgal į Perfect Money piniginę. Čia įklijuosime šitą ID numeriuką. Šiame laukelėje suveskite savo susigalvotą slaptažodį, kurį susigalvojote registracijos metu. Šiame laukelėje turime suvesti šitą slaptą numeriuką. Vėlgi pakartosiu, jeigu jisai nesimato gerai ir neina įskaityti, kokie tai yra skaičiai, galime paspausti štai šitą mygtuką su rodiklėlėm ir mums sugeneruos naują numerį. Taigi šiuo atveju labai gerai matosi, kokie tai yra skaičiai, tai juos čia šitame laukelėje ir suvesime. Tai padarius, spaudžiame mygtuką Authorize. Prisijungus prie paskyros, eisime prie sekančio žingsnio ir verifikuosime savo Perfect Money paskyrą. Kad tai padaryti, spaudžiame šitą užrašą Modify Settings. Čia matome savo asmeninius duomenis, pavažiuojame šiek tiek žemyn ir toliau spaudžiame šitą raudoną užrašą Verification Management. Taigi, kad verifikuoti mūsų Perfect Money paskyrą, reikės atlikti sekančius žingsnius. Pirmas žingsnis būtų įkelti mūsų paso arba vairuotojo pažymėjimo arba ID kortelės nuotrauką, kuri turi būti aiškiai padaryta.
tai yra nupaveiksluota. Jeigu tai būtų pasas, tai būtų jūsų pirmo puslapio, kur matosi jūsų visi duomenys nuotrauka. Jeigu būtų tai vairuotojo pažymėjimas, tai vairuotojo pažymėjimo nuotrauka arba ID kortelės nuotrauka. Taigi, kad įkelti pasą, tiesiog paspaudžiame Choose File, susirandame, kur yra jūsų nuotrauka paso ir tiesiog spaudžiam vieną kartą ir paspaudžiam mygtuką Open. Kaip matote, nuotrauką įsikėlė, toliau paspaudžiame mygtuką Upload the document. Kaip matome, dokumentas buvo priimtas, toliau spaudžiame šitą mėlyną rodiklėlį, grįžti atgal ir kaip matome, kad mūsų paso verifikacija yra pending verification, tai yra vykdoma verifikacija, kuri trunka kelias darbo dienas dažniausiai. Toliau sekantis žingsnis būtų adreso verifikacija. Adreso verifikacijai tinka bet koks dokumentas, tai yra sąskaitos išrašas, kur matosi jūsų vardas, pavardė ir jūsų adresas. Tai gali būti sąskaita tiek už telefono paslaugas, tiek už interneto paslaugas, kaip Teo ar tai Omnitel, ar tai sąskaita už kažkokias tai komunalinės paslaugas, kaip vanduo, mokesčiai už vandenį, ar tai mokesčiai už elektrą, dujas ir taip toliau. Tai tokį dokumentą reikėtų arba parsisiųsti, jeigu gaunate elektroniniu paštu, kaip pavyzdžiui mokėjimus už internetinės ar tai telefoninės paslaugas. O jeigu tokio dokumento neturite, tai tiesiog nusipaveiksluoti jūsų gautą sąskaitą už ar tai elektrą, ar tai, kaip minėjau, dujas, ar tai vandenį. Ir nusipaveikslavus šitą dokumentą reikėtų sukelti lygiai taip pat kaip ir pasą. Taigi spaudžiame Choose File. Šiuo metu mes įkelsime dokumentą, kur matosi mūsų gyvenamoji vieta ir vardas pavardė, kuriuo mes registravomės į Perfect Money. Tai būtų paslauga už internetą iš Teo. Ir pasirinksime šitą dokumentą ir paspausime Open. Kaip matome, jis jau įsikėlė. Vien norėčiau paminėti, kad dokumentas turi būti nesenesnis negu 3 mėnesių. Tai yra, jeigu yra senesnis, šita sąskaita yra senesnė negu 3 mėnesių, tai tikrai netiks. Taigi, kaip matome, sąskaita yra įkelta ir paspaudžiame mygtuką Upload the doc. Vėlgi, kaip matome, atsidarė lentelė, kad dokumentas yra priimtas. Vėlgi spaudžiame šitą mėlyną rodiklėlę ir kaip matome, mūsų paso verifikacija vyksta, adreso verifikacija irgi vyksta ir toliau dar bus vienas žingsnis, tai yra verifikuoti telefono numerį. Tačiau jo nebus įmanoma padaryti, kol nebus patvirtinti šitie 2 pirmieji dokumentai. Kad jūsų šitie 2 pirmieji dokumentai jau yra patvirtinti, gausite elektroninį laišką. Šitų 2 dokumentų verifikacija trunka maždaug 2-3 darbo dienas. Pasitikrinkite savo elektroninį paštą maždaug už 2-3 dienų ir jeigu busite gavę laišką iš Perfect Money, kad verifikacija šitų dokumentų yra praeita sėkmingai, grįžkite atgal prie šio video, kur verifikuosime savo telefono numerį. Iki greito malonaus. Taigi, pratęsime Perfect Money piniginės verifikaciją. Kaip matome, gavome iš Perfect Money laiškelį praėjus porą dienų po dokumentų sukėlimo, kad jo verification request has been processed status approved. Atidarysime šį laiškelį. Čia dar kartelį matome, kad jo verification request has been processed status approved. Tai reiškia, kad dokumentai, kuriuos mes sukėlėme, sėkmingai buvo patvirtinti. Ir toliau galime tęsti Perfect Money piniginės verifikaciją, kur mums reikės patvirtinti telefono numerį. Ir tai bus paskutinis etapas, kurį jums reikia padaryti, norint verifikuoti savo Helix Money piniginę. Taigi dabar nueisime į Perfect Money piniginę. Jeigu nesate prisijungę, prisijunkite. Prisijungus prie Perfect Money piniginės, toliau einame Modify Settings. Pavažiuojame žemyn. Kaip matome, kol kas mūsų verifikacija nėra užbaigta ir čia dega Not Verified. Spaudžiame Verification Management. Pavažiuojame šiek tiek žemyn. Čia, kaip matome, jo account status Not Verified. Tai yra 2 iš 3 dalykų yra patvirtinti ir vienas dar ne. Tai yra mūsų dokumento asmenybės paso verifikacija buvo patvirtinta, tarp pat adreso verifikacija buvo patvirtinta, kaip matome, dega žali Verified ir čia dega raudonai Not Verified, tai yra telefono numeris. Telefono numerį turėtų rodyti automatiškai šiame laukelyje. Verifikacija vyksta labai paprastu būdu. Jeigu čia nėra jūsų telefono numerį, tai jį įveskite su pliusų ženklu priekyje, būtent tą telefono numerį, kuriuo registravotės į Perfect Money piniginę. Jeigu čia viskas yra tvarkoje, dar kartelį pasitikrinus, kad teisingas telefono numeris, paspausime šį mygtuką ir gausime PIN kodą SMS žinutę. Spaudžiame šitą mėlyną ilgą mygtuką. Click to receive a PIN code to provide the phone number.
Taigi dabar skambina iš Perfect Money. Kai mums padiktavo operatorius PIN kodą, kuris buvo padiktuotas anglų kalba beje, tai jums reikėtų bent jau mokėti skaičiuoti iki 10, kad suprasti, koks tai buvo PIN kodas. Suvedus šitą identifikavimo kodą arba PIN kodą, kurį jums padiktavo operatorius, spaudžiame Confirm my phone with the PIN code. Ir kaip matome, čia mums rašo Your phone has been verified. Viskas yra OK. Spaudžiame atgal šitą mėlyną rodiklėlę. Ir kaip matome atgrįžus, čia matosi, kad mūsų paskyra jau yra verifikuota. Čia dega žalias užrašas Verified. Ir kaip matome, čia vėlgi pasas verifikuotas, adresas verifikuotas ir telefonas yra verifikuotas. Toliau nieko daryti nebereikia. Gero naudojimo ir iki greito malonaus. Neužmirškite prisijungti prie mūsų Facebook grupės, kur mes visada pasiruošę jums patarti ir padėti visais jums iškilusiais klausimais. Iki greito malonaus.